Greitis, kokybė, motyvacija, konkurencingumas, inovacijos, patirtis. Lietuviško kapitalo uždaroji akcinė bendrovė Arginta savo gyvavimo metu skaičiuoja nuo 1991 metų. Įmonei sparčiai didėjant plėtėsi ir veikla. Nuo 1991 metų Arginta užsiėmė metalo apdirbimu. 1995 metais bendrovė pradėjo darbą geriamojo vandens ir nuotekų valymo srityje, o 2009 atsirado dar viena papildoma sritis – atsinaujinanti energija. Šiuo metu įmonėje dirba daugiau kaip 200 aukštos kvalifikacijos projektuotojų, inžinierių, projektų vadovų, vadybininkų ir nuolat apmokamų darbininkų, kurių amžiaus vidurkis iki 36 metų. Daug dėmesio įmonėje skiriama bendradarbiavimui su įvairiomis mokslo institucijomis. Arginta nuolat vykdo mokymus, kurių tikslas – ugdyti darbuotojus ir suteikti jiems reikalingas žinias. Norint užtikrinti sklandų gamybos valdymą bei siekiant optimalaus planavimo, yra naudojama viena geriausių Švedijos kompanijos Monitor ERP valdymo programa. Įmonėje įrengta suvirintojų akademija, kurioje kiekvienas norintysis gali tapti profesionaliu suvirintoju ir nuolatos gilintis bei tobulinti turimas žinias. Siekiant optimizuoti gamybos procesus, Arginta diegia pažangios gamybos filosofiją Lean Manufacturing ir valdymo filosofiją Theory of Constraints.
Lean efektyvumo didinimo principas padeda surasti silpnasias įmonės grandis, pakelti darbo efektyvumą ir sumažinti gamybos sąnaudas. Apribojimų teorijos principas leidžia naujai pažvelgti į projektų valdymą ir tais pačiais ištekliais bei pastangomis pasiekia kur kas geresnių projektų valdymo rezultatų. Daugiau kaip 99% metalo apdirbimo sektoriaus produkcijos eksportuojama į užsienį. Arginta bendradarbiauja beveik su visomis ES šalimis ir savo produkciją pristato bet kurioje pasaulio vietoje esančiam galutiniam vartotojui. Pagrindinė įmonėje gaminama produkcija keliauja į tokias šalis kaip Norvegija, Švedija, Suomija, Šveicarija, Jungtinės Amerikos valstijos, Olandija, Australija bei daugelį kitų pasaulio šalių. Arginta žengė vieną didžiausių žingsnių ir įrengė didžiausią eksperimentinę saulės jėgainę Baltijos šalyse, kurios bendras galingumas siekia 150 kW. Kviečiame ir tave prisijungti prie mūsų komandos.